Žygiavimas gulint. Pratimą pradėsime atsigulę ant žemės į patogią padėtį. Per kelius sulinkėme kojas, nugara yra pilnai priglausta prie grindų ir dubuo tiesioje pozicijoje. Surandame pilvo presą, įtempiame jį, pirštais patikriname, kad pilvo presas būtų įtemptas, nugara pilnai prisiglaudus. Tuomet, kai būsim tinkamai padėti, išpučiame pilvą, įtempiame pilvo preso raumenis ir pradėsime žygiavimą. Žygiuosime pakėlus vieną koją truputėlį į viršų, kontroliuodami judesį. Vieną koją ir tuomet kitą koją. Visas judesys turi būti atliekamas kontroliuojant, jaučiant, kaip keičiasi raumenys nugaros srityje. Kai pakeliama viena koja, įsijungia vienos pusės raumenis ir žygiuojant kitą koją, jaučiama, kaip pereina raumenis į kitą stuburo pusę. Visą atliekant pratimą galima pabandyti kelti koją šiek tiek aukščiau savo mobilumo ribose iki skausmų.